Lygčių sistemą spręsime Gausso metodu. Duota trečios eilės lygčių sistema. Pirmiausia, sudarysime išplėstinę matricą. Tam koeficientus prieš lygčių sistemos pernešime į matricos elementus. Elementas A11 iš pirmos lygties, elementas A12 iš pirmos lygties, elementas A13 ir laisvasis narys A14. Analogiškai pernešame koeficientus iš antros ir trečios eilutės. Mūsų tikslas išplėstinę matricą suvesti į pavidalą, kai žemiau diagonalės turėsime nulinius elementus. Tam atliksime veiksmus su matricos eilutėmis. Imkime pirmą eilutę. Ją dalinkime iš 3, sudėkime su trečia eilute. Vėliau daugykime pirmą eilutę iš 3 ir sudėkime su antra. Gauname ekvivalenčią matricą, pirmą eilutę perrašome, tada elementą A11 dauginam iš 3 ir sudedam su elemento A21. Gautą sumą rašome į elemento A21 vietą.